2015 metais lietuvių literatūros klasikiai Žemaitei sukako 170 metų. Šį jubiliejų mini visa Lietuva, neišimtis ir Kelmės rajono savivaldybė Žemaitės viešoji biblioteka, kurios vardu ji pavadinta. Rugsėjo 22 dieną bibliotekoje įvyko tradiciniai šiemet jau 6 Žemaitės skaitymai. Juos pradėjo dainininkė Diana Tiškovaitė, o gausiai susirinkusių žiūrovus pasveikino rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Danutė Genutienė bei bibliotekos direktorė Rita Grišienė. Pirmajame pranešime Krikščionybės ir mitologinės vaizduotės dermė Žemaitės kūryboje, kurį skaitė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto docentė Eglė Keturakienė, Žemaitės kūryba buvo tiriama iš literatūros, teologijos ir mito kritikos perspektyvos. Pranešime daugiausiai remtasi 3 Žemaitės apsakymais – Kelionė į Šidlavą, Ieva bei legenda apie Saliamoną, kurį temperamentingai žemaičių daunininkų tarme perskaitė Alytaus miesto teatro aktorius Vaidas Praspaliauskas. Saliamons, mažus dar tebebūdams, jau labai godrus buvo. Bežaisdams uns pasidirbo svarstyklis, ronko nusitvies. Ant veinos posis padėjai sudžiūvusi šuniais miešlą, bunt antros posis radis sašlavinį moteriškas plaukų. Nu, aišku, plauka juk lengvesnį, net sverto šuniais miešlą. Uns daugiau dėt plaukų. Motina nuo, pamačiusi dar ant anon kažkon keista, prie į klaus. O kon tu čia dirbi? Svertas atsakė. Atsvėriau moteriškas protą iš šuniais miešlą. Moteriškas prots pardos varus lengvesnis už šuniais miešlą. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Dalia Pauliukevičiūtė pranešime Privalomi klausimai Žemaitė iš literatūros pamokų konstatavo, jog Žemaitės apsakymas Marti yra bene dažniausiai analizuojamas lietuvių literatūros tekstas. Tai vienas iš kūrinių, turinčių beveik nepertraukiamą pedagoginę istoriją. Į mokymosi programas įtrauktas tarpukariu, išlikęs juose sovietiniais metais, tebenagrinėjimas ir šių dienų mokykloje. Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė žinoma kaip poetė ir rašytoja išleidusi 10 knygų. Smagu, kad netrukus pasirodys naujausia Aldonos Ruseckaitės biografinė knyga Pasaulis pagal Žemaitę, kurioje naujai atskleidžiama temperamentingoji, stipraus charakterio literatūros klasikė Julija Žymantienė Žemaitė. Todėl ir pranešimas, kurį skaitė Aldona Ruseckaitė, vadinosi Žemaitės drąsa, nes būtent šį Žemaitės būdo bruožą autorė išskiria kaip vieną pagrindinių, tai ir drąsa gyventi, kurti, mylėti. Kelmės mažojo teatro aktorė Rasa Šiaučiūnaitė iš naujausios Aldonos Ruseckaitės knygos Žemaitės paslaptis perskaitė ištrauką Skarelė, kurioje išlikusi iki šių dienų Žemaitės Skarelė pasakoja ne tik savo istoriją, bet ir kitų sesių istorijas, kur Žemaitė jas pirko ar gavo dovanų, kaip jas ryšėjo. Rašytoja taip mėgo Skareles, kad niekas ir jokia proga jos neįkalbėdavo apsisiausti šaliku, užsidėti skrybelaitę. Skarelė buvo tarsi Žemaitės įvaizdžio simbolis. Todėl skaitymų metu veikia knygų kitų dokumentų paroda Balta skarelė apsigobus, kurioje mergaitės, merginos, moteris ir senolės ryšinčios skarelėmis. Skaitymuose negalės dalyvauti tituvėniškis rašytojas Žemaitės literatūrinės premijos laureatas Vladas Kalvaitis perdavė dalyviams linkėjimus ir žodžius rašytojai, kuriais jai dėkoja už meilę tėvynei ir kalbai. O skaitovė Regina Nikė perskaitė vieną neparašytą laišką seneliai iš Vlado Kalvaičio romano Sustiprinto režimo barakas. Jokia paslaptis, kad netavai, numalšinai didįjį kirminą, esi tariamai sotus ir žinai, kad kelias valandas tavęs nekankins jų didenybė, alkiai išprovokuoti košmarai.